Aš kalbėsiu lietuvių kalba ir galbūt daug kam kyla klausimas, kodėl Vinco Krėvės muziejuje toks puikus renginys. Tai visų pirma noriu visiems pranešti ir gal daugumas ir tą žino, kad Vincas Krėvė, kada rinkosi, kur jam studijuoti, tai jis atsisakė Sankt Peterburgo ir Maskvos, kadangi tai dvelkė imperiniu šalčiu. Jo yra parašyta taip. Ir aš pasirinkau, sako, Kijevą, kadangi Kijevas tai yra ukrainiečių tautos lūkesčiai anuo metu istorinių ir lietuvių tautos lūkesčiai buvo panašus. Tikslai taip pat panašus. Ir štai Vincas Krėvė, besimokydamas Kijevo universitete 1904 metais, iki 5 metų gyveno ukrainiečių aplinkoje. Jis puikiai pažino Ukrainą. Jis mokėjo ukrainiečių kalbą. Jis mokėjo bulgarų kalbą. Žvis buvo specialistas slavų kalbų. Jau nekalbant apie lenkų kalbą, kurią jis studijuodamas jau Kijeve išleidžia poezijos knygą Frustra lenkų kalba. Ir pasirašo ne Krėvė, bet Vaidila, o lenkiškai Vaidelota. Ir tai dabartiniai literatūrologai jau vertina, kad tai vienintelė labai moderni poezija ano laiko lietuvių literatūroje išvis. Ano metu niekas taip nerašė. Tai štai va toks Vincas mūsų Krėvė. Ir aš pagalvojau, kad mums būtina tampresnius ryšius užmegzti iš visų Ukrainą. Juolab, kad jisai ne tik tai baigė universitetą ir parašė savo diplominį darbą indoeuropiečių protėvyje. Jo specialybė buvo lyginamoji kalbotyra. Anuo metu tik tai naujai susikūrusi specialybė. Ir įvertino Kijevo universiteto vadovybė aukso medaliu jam šį darbą. Pakvietė siekti mokslininko karjeros. Ir jis pasiliko 1 metus. Ir štai 9 metais jis apsisprendžia vis tik būti mokytoju, nes anuo metu Rusijos imperijoje buvo švietimo reikalas pakeltas labai aukštam lygiai ir buvo labai geri atlyginimai. O jeigu periferijoje, pakraštyje imperijos, tai dar daugiau mokama buvo. Tai štai jis nukreipiamas ministerijos, pasiūloma jam išvykti į Baku ir jis išvyksta. Tai štai toks yra ryšys Vinco Krėvės su reiškia Ukraina. Bet aš noriu dar paminėti vieną ir perskaityti jo tokius atsiminimus trumpus. Ir jie gali jums suteikti įdomią, taip sakant, prasmę jo gyvenimo. Ir tuo metu 1905 metais Rusijos imperijoje revoliuciniai įvykiai uždaromas universitetas. Jis negrįžta į savo gimtinę, bet išvyksta į Austriją, į Lvovą. Ir čia jis studijuoja jau filosofiją. Ir va jo yra atsiminimai, kai jis atvyko į ir galų galėjo pirmieji politiniai tokie apsisprendimai. Vadinasi jo atsiminimas fragmentas Krol. 1905 metais kilus neramumams Rusijoje kartą pasakojo Krėvė. Ir į tą sąjūdį įsitraukus studentams Kijevo universitetas buvo uždarytas. Tas pačiais metais aš įstojau į PPS partiją, Lenkijos socialistų partiją. Nenorėdamas nustoti laiko, padaviau prašymą leisti man išvykti Austrijon. Kaip žinome, Lvovas tuo metu iki Pirmo pasaulinio karo priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Į Lvovo universitetą su mano gaunama stipendija. Gavęs tokį leidimą ir aprūpintas PPS rekomendacija Pilsudskiui, Jozepui Giniotui, tai yra pirmininkui PPS partijos. Išvykau Lvovą. Ten nuvykęs kreipiausi į Pilsudskį, norėdamas gauti jo patarimų įsikūrimo reikalų. Radau jį sergantį, gulintį lovoje. Mat buvo nušalęs. Pas jį pagyvenęs 3 dienas nusikėliau į išsinuomotą kambariuką ir žinoma, tu jau pradėjau studijuoti. Lvovo PPS partijos nariai Pilsudskį vadindavo Krolem.
karaliumi. Pasirodo, šitą titulą jis gavo pasipasakojęs, kad burtininkė iš jo rankos išpranašavusi, jog jis būsęs karaliumi. Turiu pastebėti, kad Pilsudskis gana gerai kalbėjo lietuviškai. Daug kas to nežino. Toliau. Jūsų ekscelencija fragmentas vėl atspausdintas. Jis išvyko į Vieną, studijuodamas Austrijoje, Lvove. Tai Krėvės civilinės tarnybos laipsnis buvo užrašyta pase nadvorniai sovietnik. Verčiant šį įrašą į vokiečių, prancūzų kalbas, užsienio pase atsirado ekscelencijos titulas. Dėl to titulo, pasakojo Krėvė, Austrijoje turėjau net linksmų nuotykių. Užsiregistruojant viešbutį, tarnautojas pradėjo mane tituluoti ekscelencijai. Aš nustebęs įklausiau, kodėl jūs mane taip vadinate? Tarnautojas atsiprašydamas atsako, suprantu, jūsų ekscelencija, atvykote inkognito. Kitą dieną nuėjęs pas savo gerą pažįstamą Savickį, papasakojo jam tą nuotykį viešbutyje. Parodyk man savo pasą, sako Savickis. Pažiūrėjęs tą pasą, jis pradėjo kvatotis ir paaiškino man, koks čia reikalas. Kitą kartą, toliau pasakojo Krėvė, nuvykus į Vieną, mudu su Savickiu nuėjome apžiūrėti meno muziejaus. Sargas paaiškino, kad sekmadieniais muziejus uždarytas ir žinoma, mes jo pažiūrėti negalėsime. Gaila, kas daryti? Tada Savickis man sako, duok tu man savo pasą. Pasą padavė, o jis pakišo į sargui. Šis valandikė pažiūrėjęs pasišalino, bet neilgai trukęs grįžo su muziejaus direktoriumi, kuris labai mielai pats mums parodė muziejų ir puikiai paaiškino. Savickis visą tą laiką vaidino mano adjutantą. Štai tokie jo nuotykiai iš anų laikų, jo gyvenimo, jo studijų, ką jums norėjau papasakoti. Žinoma, mes atkreipsime dar kartą dėmesį ir leisite, jeigu jūs sutiksite, aš paskaitysiu, kaip ukrainiečių rezistencinė organizacija padėjo Šaulių sąjungos pirmininkui Vincui Krėvei Mickevičiui 22 metais. O šita rezistencinė ukrainiečių organizacija buvo Lvovo srityje, prieš Lenkų okupaciją. Analogiškai, kaip pas mus buvo Vilnius okupuotas, taip pat veikė Šiauliai savo, taip sakant, plotmėje. Tai va taip. O dabar kviečiu gerbiamą Juozą Valiušaitį ir jis tęs mūsų šios dienos vakarą. Ačiū už dėmesį. Dėkui, ponai Vladai. Ir šitą prieš 3 metų esu sukūręs Ukrainos tema tokį fotofilmą Mėlynųjų vandenų dugno spalva. Apie Mėlynųjų vandenų mūšį 1362 metais, kur bendromis Algirdo vadovaujamo pulkų pastangomis lietuviai, gudai ir ukrainiečiai sutriuškino Aukso ordą ir sustabdė 300 metų trukusį veržimąsi į Europą. Tai ačiū Jums už pakvietimą, už man Krėvės nuostabaus puslapio atvėrimą. Ačiū labai, malonu. Parodysim kitą kartą. Ačiū. Aš dalį pasakysiu lietuviškai, dalį ukrainietiškai, kad suprastų ir bičiuliai ukrainiečiai. Частину кажу по-литовськи, частину по-українськи, щоб було зрозуміло всім. Likimas taip švystelėjo man aplinkybės gyvenimo, kad prieš 10 metų, 2004, atsidūriau Kijeve, paveiksluodamas Kijevo architektūrą. Turėjau tokį prašymą sukurti fotografijų albumą apie Kijevo miestą. Ir padirbęs keletą mėnesių atvažiavau rudenį, kada
Va, Kijevas ypatingai gražus, kada pradeda medžiai spalvintis, nes Kijevas labai žalias miestas, o rudenis spalvingas. Tai sako, koks miestas čia vienu metų laiko, nebus čia albumo. Na ir atvažiavau rudenį ir tiesiai po langais prasidėjo oranžinė revoliucija. Jeigu pas mus sąjūdį vedė, 50-mečiai, 60-mečiai, 70-mečiai žmonės, tai Ukrainos tas antroji sąjūdžio banga jau susiformavo ant visiškai jaunų žmonių. Išsilavinę, pilni idealizmo, puikiai suprantantis istoriją, 25-mečiai, 30-mečiai ir 40-mečiai. Tai kai pagyvenau aš 10 mėnesių tarp šitokių degančių jaunų žmonių, tiesiog neramu gyvent grįžus tą 10 metų, per lėtai vyksta man viskas Lietuvoje lyginant su Ukraina. Говорю, що в Литві рух Союз робили люди 50-60 років, то в Україні помаранчеву революцію робили з 25 років, 30 до 40 років. Всі люди з освітою, люди образовані і повні ідеалізму. Na ir iš tiesų jaunystė yra tas metas, kada daugiausiai galima nuveikti, daugiausiai galima pakeisti ir pasikeisti pačiam. Su amžium žmogus tingsti, žmogus lėtėja, vis daugiau svarstai, kaip čia teisingai padaryti, kaip čia mažiau nuostolių, kad išeitų. Tai iš tiesų labai džiaugiausi matydamas tą degančią tokią jaunuomenę ir grįžęs Lietuvoje labai trokštu, kad jauni, nauji žmonės perimtų valstybės kūrimą. Nereikia bijoti, kad jauni suklys, kad be patirties, ką nors padarys tokio iš tiesų tai Lietuva davė visai susenusiai Sovietų imperijai didžiausią impulsą, kad pradėjo byrėti ir subyrėjo visas ten politinis komitetas. Tai tikiu, kad atėjusi nauja karta iš tiesų jau kalbės kitą kalbą ir turėdami tuos pačius idealus, kokius turėjo ir mūsų laisvės žmonės atsinešę nepriklausomos Lietuvos idealizmą. Tai 10 metų turėjau galimybę stebėti Ukrainos raidą. Per 10 metų pusę kartos užaugo praktiškai, bet to idealizmo, kaip ten žiniasklaida nepasakotų sakmių visokių, kad žmonės nusivelia, iš tikrųjų žmonės vėl ir vėl ateina pilni idealizmo. Ir per šitą 10-metį nuo oranžinės revoliucijos laikų iki šių metų Maidano parodė, kad užaugo visiškai nauja karta, kuri dar daugiau pilna idealizmo. Ir nežiūrint tų ekonominių nepriteklių, šita ukrainiečių karta,
dar labiau deganti, dar labiau įkvepianti ir šio pasipriešinimo, šio sukilimo metu išgyvenau 17 dienų Maidane, kartu su Tarutos vadu Jevgenu Romanenko, palapinėse prie -17 ir matydamas, kokiu pasitikėjimo pagrindu buvo sukurtas Maidanas. Iš tiesų, kad nereikėjo jokių pažymėjimų, kad leidimas, čia patikimas žmogus ateina. Ir nesvarbu, ar tu iš Lietuvos atvažiuoji, ar tu iš Baltarusijos, ar dar kažkur tai pasižiūrė į akis vieni kitiems ir yra pasitikėjimas. Ir tiesiog neįmanoma buvo įsiskverbti kažkokiam ten, nežinau, kengėjom, provokatoriams ar dar. Tai iš tiesų tas stebuklingas dalymasis maistu, pinigais, apavu, rūbais. Ir jeigu visas Kijevas buvo sklidinas tų tiesioginė prasme galvažudžių, kuriems teisę suteikia pats parlamentas Janukovyčiaus suformuotas, kad sausio 16 dieną priėmė visiškai laukinius nusikaltėlių įstatymus, kad pamatė, kad žmonės susijungia į automaidanus, ten, kad jau iki 1000 automobilių galėdavo apsupti Janukovyčiaus tą sodybą. Ir jau, kaip Kličko išsireiškia, kad Janukovyčius suprato, kad jis visai ne Betmanas, o jo namai visai nebe tvirtovė. Tai leido berkutininkams tiesiog pulti gatvėje važiuojančius žmonės kolonoje daugiau negu kad 5 automobiliai. Galima konfiskuoti automobilį, galima išmušti langus automobiliui, išsitraukus vairuotoją ir keleivius čia pat gatvėje sudaužyti su šitom lazdom, bananais. Tai visas Kijevas, nekalbant, kad ir kiti miestai buvo visiškai nesaugus, bet Maidanas su, nežinau, kiek ten ploto, kvadratinis kilometras ar keli, tai buvo pati saugiausia vieta Kijeve. Tai čia yra parodoje 2 dalys. Mano buvimo 2004 metais fotografijos, daugiau tokios metaforinės, simbolinės, su tokiais nedideliais pafilosofavimais. Kaip pavyzdžiui, čia tarpdury pirma fotografija, stovi barzdočius žilas senolis laikantis ikoną ir šalia jaunuolis minko mobilų telefoną. Tai fotografija vadinasi 2 ryšio sistemos. Galima, sakant, vienokiamis bangomis bendrauti ir galima kitokiamis bangomis. Ir antra dalis, tai yra šito buvimo, kada teko atvažiuoti gruodžio 1 dieną, sekančią po pirmojo 1000 žmonių sutalžymo Maidane, kada 400 berkutininkų buvo mesta prieš 1000 žmonių, nes dienos metu tai būdavo ten 200 000 žmonių susirinkę mitinguotojai, protestuotojai, bet nakčiai jau vis tiek likdavo ten taip apie 1000 žmonių. Ir buvo būtent mesta 400 tų šarvuotų, ginkluotų tų galvažudžių, kur tiesiog kirto per blauzdikaulius, triuškino
kojas tiesiog, nes matot, reikėjo atlaisvinti Maidaną, išlieti čiuožyklai vaikams ir kalėdiniai eglutei pastatyti. Nu, labai simboliškai, tiesiog tokių kalėdų džiaugsmą padarė, reiškia, sužalodami 163 žmonės ir 43 sunkiai. Tada atvažiavęs į Kijevą, man buvo perduotas toksai dokumentas lenkų ir rusų kalbomis, pasirašytas 81 politinio kalinio iš Lietuvos, mūsų Sadūnaitė, žinote, Alfonsas Svarinskas, Terleckas, toliau Latvių, Estų disidentai, politiniai kaliniai sovietmečio totorių, Krymo totorių, tasai dabar žinomas Džemiliovas, žydų, anglų, baltarusių, rusų disidentai. Ir žmonės per vieną dieną sureagavo, susisiekė ir vat tokį iš tiesų reikšmingą dokumentą pasirašė, kad mes, sovietmečio disidentai ir kaliniai, kreipėmės į vakarų pasaulio vyriausybės dėl šito valdžios siautėjimo ir žmonių žalojimo. Ir visi su pavardėmis čia buvo pateikta, po to išvertėme į ukrainiečių kalbą, į lietuvių kalbą ir išplatiname per Ukrainos žiniasklaidą. Dar vienas atvažiavimas buvo po pirmųjų žudynių sausio mėnesį. Ir patekome į labai graudžias laidotuvės ir šermenis pirmųjų žuvusiųjų, kada žuvo baltarusis Michailas Žiznievskis, žuvo armėnas Nigojanas, deklamuodamas Ševčenką scenoje. Laikė rankose plakatą su užrašu Dievas kalba liaudės balsu, žmonių balsu. Ir tokioje vietoje deklamuojant Ševčenką gauti kulką į krūtinę. Tai, dabar, jeigu 2004 metais nuo stovėdamas ant 7 aukšto profsąjungų rūmų stogo galėjau saugiai fotografuoti ir iš to puikaus taško labai gražiai buvo matyti visas 3 kilometrų Chreščiatikas ir Maidano aikštė su 100 000 žmonių. Tai dabar per šitos vasario įvykius šitas visas pastatas buvo padegtas su visais žmonėmis. Tie profsąjungos rūmai, įėjimas buvo būtent iš Maidano, ten visa buvo barikadom apsaugota. Ir ten buvo įsirengę maisto saugyklas Maidanas žmonės. Ir gydydavo sunkiausiai sužeistus žmonės, net operuodavo pasišventę gydytojai, nes miesto ligoninės tiesiog buvo nesaugios. Atvažiuodavo Berkutas, įsiveržia, nutraukia lašelinės, nutraukia širdies aparatus prijungtus, sumeta į autobusiukus ir išveža nežinoma kryptim. Daugybė žmonių iš tikrųjų iki šiol yra dingusių be žinios. Sakykime, kaip atvažiavome 26 vasario, 3 dienos po Janukovyčiaus pabėgimo,
ir jau žmonės įsiveržė pagaliau į tą Janukovičiaus valdas, į tą Mišgiriją, kur išpjovė nacionalinį draustinį, medžius iškirto, kad išstatytų beprotiškus ten pastatus. Tai ten rado duobę su sumestais žmonėmis, negyvais. Patys mūsų, ir aišku, lietuviai, tai žinoma, ten tokio pagarboje ir su tokiu pasitikėjimu buvo visur priimami, kad gavo saugoti tą patį Janukovičiaus pastatą. Pirmą kartą matytėmi žmonės. Teko dalyvauti šitose šermenyse, kada iš tikrųjų 10 000 žmonių išlydėjo tą Baltarusį, kuris atvažiavo palaikyti ukrainiečių, šiaip jis gyveno Baltarusijoje. Ir irgi buvo kulkos pervertas tiesiog viduje. Tai jaudinamas toks įvykis nutiko atėjus mums išlydėti šitą žmogų. Draugė, su kuria buvome iš Lietuvos, Tatjana Narkevičienė, šiaip vežėsi pasiūtas 8 vėliavas. Ten keletą Lietuvos vėliavų, ukrainietiškų vėliavų, ten padovanoti rankom siūtą vėliavą tiem žmonėm budintiems. Ir įėjome į tos šermenis, Mikhailovsko Zolotyverchi sobor, tai toks milžiniškas vienuolynas ir visas šventorius užpildytas žmonėmis. Ir taip per kokią valandą mus įplukdė į tą bažnyčią ir atsidūrėme prie pat to karsto ir kad prieš pat uždengiant spėjome paliesti. Na ir norėjo Tatjana užtiesti vėliavą tam jaunuoliu ant kojų prieš uždengiant karstą. Bet, kažkaip neleido užtiesti. Tai po to išnešė šitą Michailo Žiznievskį į Maidaną. Tai vis tiek Dievo dvasia taip pasisuko, kad kai atnešė į Maidaną šitą žmogų, Jevgenas ten, vedė ir mikrofonu pasako, kas vyksta. Ir širdis jam pasufleravo, kad kada išdėjo, jis susirado Tatjanos vėliavą palapinį ir vis tiek užtiesė, vis tiek su Lietuvos vėliava žmogus išlydėtas buvo. Tai dar vienas svarbus momentas buvo, tai vasario 19-20 naktį, kada buvo jau šturmuojamas Maidanas, kada Berkutas jau su buldozeriais, ekskavatoriais pralaužė barikadas ir akivaizdžiai jau ėjo į žmogžudystės, atjungė iš miesto elektrą ir vandentiekį. Kad kada buvo padegta profsąjungos rūmai, nebuvo net kuo gesinti. O įsivaizduokit, kad ten gulėjo ar 130 ar 120 sužeistųjų įvairiaus būseną. Po operacijų ir visai. Ir kada tais pačiais Molotovo kokteiliais ir granatomis padegė 7 aukštų pastatą, tai kažkiek žmonių iš 6 aukšto leidos paklodėmis parištų. Tai kiek spėjo jų ten nuleisti, o per apačią jų nebeišleidinėjo. Tai sako, kad gyvų sudegė iki 50 žmonių.
O kad net nebegalima nustatyti realaus skaičiaus, nes profsąjungų rūmų pastatas perdegė taip, kad 3 aukštai sukrito perdangos. Tai šitoj vietoj prisimindamas tos žuvusius žmonės, atidavusius širdis už Ukrainos laisvę, pagerti 3 minučių tokio liaudės dainos plaukia antelę pagrindu, sukurtų tokį filmuką.